Sveiki visi. Dabar, kai rašinėju šį video epizodą, yra rugsėjo 4 diena, tačiau jūs jį matote rugsėjo 8 dieną. Iš karto anonsuoju apie tai, kad buvome su šeima išvykę pailsėti nuo visko savaitę į Barceloną. Labai laukiame iš tikrųjų šios kelionės ir mūsų šeimai tai yra ypatingai toks svarbus įvykis, nes kelionės, patys suprantate, yra tikrai fainas dalykas. Pasirinkau specialiai po vieną epizodą įdėti penktadieniais, kurio galėtumėte laukti kiekvienos savaitės pabaigoje. Epizodų bus gana daug, tikriausiai išsidėlios per visus mokslo metus, tačiau dabar visų net nesuskaičiavau, kiek nufilmavau, viską sudėliosiu, tiesiog bus paskui aiškiau. Tai dabar pagalvojau, kad gal visai įdomu būtų mano kanalo žiūrovams pamatyti tokį mano laisvalaikį. Tai nebus kažkokia ypatingos ten kelionių žurnalistikos laida, bet manau, kad turėtų būti visai įdomu pamatyti, kur mes ten gyvename, ką veikiame ir ką įdomaus ten pamatėme. Jeigu rinksitės kelionės kryptį ateityje į tą pusę, galbūt pagalvosite, ar verta ten nuvykti, jeigu dar neteko ten pabuvoti. O kas buvote, bus visai nebloga, manau, nostalgija. Epizodai bus visiškai nemontuoti, kad pamatytumėte realius vaizdus, nebus viskas super ten kokybiška, bet labiau tokia pateikta iš mėgėjiškos pusės. Pateiksiu įvairios informacijos apie šalį ir miestą, po kai kuriais video epizodais parašysiu dar šiek tiek daugiau informacijos, kurios tuo metu kažkaip nepaminėjau tame video epizode, galbūt paskui pagalvojau apie tai parašyti ir panašiai. Tai video aprašymai bus pakankamai tokie svarbus, sakykime. Taigi, būtinai siūlau užsiprenumeruoti šį kanalą, kad nepraleistumėte šių video epizodų, tikrai turėtų būti, manau, įdomu. Taigi, susimatom jau kitą penktadienį, jau būsim saulėtoje Ispanijoje. Tai sėkmės visiems ir iki kito video. Iki.